Labadiena. Labadiena. Mes esame abiturientai, aš Lina. Supratau, aš Ramutė, Šiaulių kolegijos verslo ir technologijų fakulteto studentų atstovybės prezidentė. Jūs esate būsimieji Šiaulių kolegijos studentai. Taip. Tokiu atveju aš jūs galėčiau pavažiuoti po verslo ir technologijų fakultetą ir tiesiog supažindinti su studijų programomis. Džiugu, kad domitės studijomis Šiaulių kolegijoje. Ką galėčiau jums pasiūlyti? Siūlau galimybę rinktis technologijos, fizinių bei socialinių mokslų studijų programas. Galiu pasiūlyti didelę galimybę, kad jūs studijuosite valstybės finansuojamuose studijų vietose. Studijų kokybę, kurią užtikrina atnaujinta moderni studijų bazė ir kvalifikuoti dėstytojai. Galiu jums pasiūlyti gyvenimą bendrabutyje, stipendiją ir studentiškos saviraiškos galimybės. Ir kviečiu studijuoti Šiaulių kolegijos ir verslo ir technologijų fakultete. O, sveiki studentai, ką čia darot, ką veikiat? Labas, mes kuriam verslo planą, gal norit prisijungti, pažiūrėsit, kaip mums sekasi. Tai kogi reikia, kuriant verslo planą? Kadangi aš esu būsima statybų inžinierė, tai manau, kad galėčiau sukurti pastato projektą. O aš galėčiau pasirūpinti pastato elektrą ir jos renginiais. Aš galėčiau pasirūpinti įstaigos automobilių priežiūrą ir jų eksploatavimu. Jūs esat būsimi statybos inžinieriai. Tai jūs tik plytas dėliosit ar dar kažką darysit? Čia būsime mes projektų vadovai, organizuosime darbo jėgą, skaičiuosim konstrukcijas, parinkinėsim medžiagas. Būsim atsakingi už visą projektą ir visą veiklą. Kadangi esame inžinieriai, mokomės tokią specialybę, šioje laboratorijoje atliekam bandymus su įvairiom medžiagom, jų stiprios, drėgnios, visas tas savybės. Tai, manau, visus šios dalykus pritaikysim realiam gyvenime savo. Tai man kaip merginai pasakyk, tu čia pataikai, tu iš tikrųjų pasirinkai šią specialybę? Taip, aš čia pataikiau, norėjau čia studijuoti šitą dalyką ir man iš tikrųjų patinka, nes tai nėra fizinis darbas, tai yra protinis, vadovaujamas ir tai gali dirbti moteris. Kai baigsiu šitą specialybę, galėsiu sudaryti sąmatus, vadovauti statybininkam, kokias konstrukcijas parinkti, kokias medžiagas. Ir netgi dabar galiu pasakyti, kad vadovauju grupė, nes kadangi esu seniūnė. Jūsų specialybė? Mūsų specialybė vadinasi elektros ir automatikos įrenginiai. Ar tai perspektyvi specialybė? Manau, ši specialybė tikrai yra perspektyvi, kadangi visos yra gamyklos automatizuotos, visi įrenginiai automatizuoti. Manau, kad šią specialybę baigus tikrai neturėtų kilti sunkumų įsidarbinti ar rasti darbą. Kažkas neveikia, gal galėtumėt pažiūrėti? Tuoj pažiūrėsim. Labai didelė čia problema nutiko. Tuoj parodys viską kompiuteris. Tai va, kompiuteris rado, kad jūsų automobilio aušinimo skysčio jungtis yra sugadinta ar atjungta kažkas tokio. Tai dabar tuoj patikrinsim, ar ištiko. Viskas bus gerai. Štai, va čia yra atjungta jungtis. Matyt, senelė jūsų atjungė. Pajungėme ir dabar turėtų nebedegti nei lemputė ir degti visos klaidos. Pabandykim. Ačiū jums. Tai viso to galima išmokti Šiaulių kolegijoje? Taip. Ir kolegija suteikia galimybės?
Suteikia, nes mes turime pačią geriausią diagnostikos įrangą ir galime atlikti geriausią diagnostiką. Aš kadangi studijuoju gamtotvarkos vadybą, tai galėčiau pasirūpinti įstaigos aplinka. O aš mokusi buhalterinę apskaitą ir finansus, todėl galėčiau tvarkyti visą įmonės veiklą. O ką jūs studijuojat? Mes studijavome gamtotvarkos vadybą. O kuo gamtotvarkos vadyba skiriasi nuo aplinkosaugos? To, ką mes mokomės ne vien apie gamtą, bet ir dar gauname žinių ir iš vadybinės pusės, kad galėtumėm dirbti įvairiose sferose. Ką atlieka gamtotvarkos vadybininkas? Kokios jo pareigos bus, kuo jis dirbs? Mes galime dirbti įvairiose regioniniuose parkuose, taipogi savivaldybėse ar seniūnijose, kurios turi specializaciją į gamtą. Mūsų specialybė yra vienintelė Lietuvoje, nes tik mūsų Šiaulių kolegija rengia gamtotvarkos vadybininkus. Kokį dalyką jūs studijuojate? Mes studijuojame buhalterinę apskaitą. Ką jūs čia darot? Mes dabar dirbame su Rigile ir mokomam skaičiuoti darbuotojams atlyginimus. Pavyzdžiui, aš galiu įvesti kurį nors iš jūsų ir apskaičiuoti jums atlyginimą. O kur dirbsit pabaigę? Kadangi buhalterių kaip specialistų reikia daugelį įmonių, tai manau, darbų bus tiek valstybinėse įmonėse, tiek privačiose įstaigose, organizacijose. Nepamirškime dar to, kad mūsų įmonėje bus biblioteka, kažkas turės rūpintis jos veikla, taigi mums dar reikia asmens, kuris būtų už tai atsakingas. Taip, pritariu. Manau, kad tikrai reikia. O aš pažįstu draugą, kuris studijuoja informacinės technologijas ir jis galėtų padėti šio klausimu. Tai tu dabar man kaip vyras turi pasakyti, kad tikrai pasirinkai tokią specialybę? Taip, tikrai, nes vis dėlto nauja specialybė, labai įdomių dalykų yra ir tiesiog smagu naują dalyką mokytis. Tai yra labai išsamus, labai vertingas, kaip vertinga specialybė. Na, aš suprantu, kad gali būti smagu, bet kodėl, pavyzdžiui, ne automobilio eksploatavimą ar elektroniką? Vis dėlto tai yra jau rinkoje populiarūs dalykai. Šitas dalykas, jisai yra naujas, jisai plėtojasi, viskas tobulėja, ten bent jau toj specialybė. Kodėl nebandžius? Nes iš tikrųjų tai perspektyvų tai daug. Mes norėtume informacijas apie studijas. Gerai, aš jums būtinai padėsiu. Ir ko jūs konkrečiai gal ieškot, žinot? Norėtume daugiau sužinoti apie Šiaulių kolegiją. Gerai, ateikit, aš jums parodysiu. Va. O jūs sakėt, ieškote apie studijas, taip? Ir apie Šiaulių kolegiją. Tai va, yra viena knygutė, aš jums būtinai ją parekomenduočiau. Čia yra išsami informacija apie karjeros centrą, apie sveikatingumo paslaugos centrus ir taip toliau. Jūs patys pasibarstysite ir nuspręsite, ar jums Mes turim vieną gerą studijų programą, tai yra informacinių sistemų technologija, kur mes ruošiam būsimuosius kompiuterių inžinierius arba inžinierius, kompiuterininkus, kaip daugama
įmonių būtent šitas pareigybės yra pavadinę. Čia dabar esame laboratorijoje, kurioje mokomasi kompiuterio architektūros pagrindų arba kitaip tariant, kompiuterio aparatinės įrangos. Tai yra iš ko susideda kompiuteris, visas komponentės, būtent pagrindinės dalis, mokomas jas testuoti, diagnozuoti, gedimus pakeisti, surinkti kompiuterį, taip ir panašiai. Visą tai, kas yra susiję būtent su kompiuterio geležiu, bet tom kompiuterio komponentėm, detalėm, iš ko kompiuteris susideda. O kaip vadinasi studijų programa? Informacinių sistemų technologija, kaip jau minėjau, taip, tai yra viena iš seniausių mūsų katedrų šitas studijų programa, būtent informacinių sistemų technologija, taip ir vadinasi. Ir čia būtent yra ruošiami tie tikrieji inžinieriai, kompiuteristai, kurie gali būtent prižiūrėti kompiuterių ūkį, įmonių kompiuterių tinklus. O jeigu jūs priimat mūsų naujokus prisidėti prie planavimo šio verslo plano, tai manau, kad aš, kaip būsima turizmo administratorė, suprasdama tai, kad kažkada įstaigos darbuotojams reikės ir pailsėti, tai galėčiau pasirūpinti visko, kas susijęs su turizmu. Labai gerai, kad Šiaulių kolegija rengia tiek daug specialistų. Sveikučiai, kadangi jūs esate atvykę iš kito miesto ir Šiauliai yra jums nepažįstamas miestas, tai turizmo administravimo antro kurso studentai jūs galėtų supažindinti su Šiaulių miestu. Ar esat pasiruošę? Taip! Mes žaisime mįslių ir dėlionių ekskursiją. Ši ekskursija yra parengta būtent pradinukams. Ir dabar žaismingai sugrįžkim visi į vaikystę, pasijuskim entuziastingais vaikais ir pažinkim Šiaulių bulvarą.